Nu ką, chebrytė, labas, po ilgo nesimatymo, čia kaip visada pas mane taip ir būna. Sveikinuosi ir pradedu naują sezoną. Turbūt jums dar bus neįprasta tai matyti, nes vis tiek video paleisiu jau daug vėliau. Po to pakalbėsiu dėl ko. Filmuoju vienu metu, o išleisiu kitu. Bet tikiuosi, lygiai tiek pat bus įdomu, net jeigu ir matysi dar čia šiek tiek sniego. Varom, pradedam naują sezoną. Entuziazmo daug. Nuo sniego tirpimo praėjo savaitė. Dar yra daug kur įšalo. Tai pasižiūrėsim, kaip čia mums seksis. Šiandien dar kitokios šiek tiek paieškos. Aišku, kaip bebūtų karo paieškos, bet susijusios su aviacija. Bandysim atrasti lėktuvą dingusį. Gal tų radinių ir nebus įspūdingo, bet apskritai bus įdomu, jeigu surasim pasižiūrėti dalių kažką, gal kažką tokio, gal kažkokį žymėjimą ant dalių, dar kažką. Žodžiu, ieškom dingusio lėktuvo. Pirmas signalas, iš karto muša gerą skaičių. Sunkus. Tai va, kaip jau iš ankstesnių laidų pažįstat, tai Katiušos nusprogęs korpusas. Tuščias nusprogęs korpusas. Didelis signalas, mažai naudos. Nu ką, chebrytė, pakalbam. Sezonas prasideda, jau įsivažiuoja, jau karšta, darosi smagu, o detektoriaus tikriausiai dar neturi, arba turi, bet jau nori atsinaujinti į kažką rimtesnio. Dabar tikrai rekomenduoju apsilankyti metalodetektoriai.lt arba tesora.lt. Kaip įrašysit, vis tiek jūs nukreipsite į tą patį puslapį. Pardavėjas labai daug turi pasiūlymų, visada jums patars. Jeigu patys nežinot, ko nori, tai pardavėjas visada interesuotas, kas geriausiai jums, kas labiausiai atitinka jūsų poreikius. Aš pats apsiprekinėju ir tikrai naujam sezonui pirksiu vėl kažką naujo. Tai metalodetektoriai.lt. Garuk lankstas, vyras lankstas. Žodžiu, tarp tų visų karinių daiktų daug ir buiteko yra. O ką, prasikasiau aliumo. Tai dabar klausimas, ar čia bus karinis aliumas ar sovietinis aliumas. Bet visada surasti aliumą malonu. Ką mes čia turim? Nu, kad žinokit, nenustačiau. Gal diklapaso buteliukas. Nu, čia irgi gan gerai skamba. Nu, erkių rinkimo sezonas tai jau prasidėjo. Realiai dabar pusvalandį esu miške ir tai nėra kažkoks tai palaukiai, kur tų erkių būtų daug, bet jau 6 nuo kelnių nusispriktavau. Žiūrėsim, ką priskaičiuosim gale dienos. Na va, kažkokia aliuminė tūtelė, bet viduj yra dangtelis turbūt likęs. Kažkokia tūtelė ir dangtelis viduj. O kaip gerai įsilaikė. Blizga. Nu va, radau truputį senesnis radinys, Berdanos šovinys. Grynas švinas, vien tik tais, koks čia laikotarpis. 19 amžius, kažkas tokio. Gal ir naudojo vėliau, gal medžiotojai, nežinau, bet tai yra didelis kalibras. Smagu surasti tokius senesnius kažkiek radinius, pajauti tą pačią vietovės aurą, tokią pajauti, kad nu, jinai sena, jinai nėra kažkas naujai pasodinto Sengirėj, sakykime.
dievai, šitie kasimų. Nupuvę visiškai. Gilzių dugnai. Daug kasiau. Šlamštų iškasiau. Pažiūrėkim šviesėje pusę. Vis dėlto kažką randam tą temą. Karo tema. Antro pasaulinio karo greičiausiai. Ir vis dėlto svarbiausia gerai praleistas laikas neradiniai, nes tų radinių faktas mažėja kiekvienais metais. Bet laikas gamtoj. Tai yra geriausias radinys, geriausia emocija. Erkių rezultatas. Valandą laiko ir 11 erkių. Jo, 11 erkių per valandą laiko. Visos senės, aišku, didelės tokios, jos aiškiai matosi ant trūbų, bet vis tiek yra žiauru. Ir laimė, ir nesėkmė. Lemba, kapoju. Aišku, gerai, čia daug neįkirtau. Ir manau, kad tai yra oda. Oda visada smagu surasti. Kad ir tai nėra jau labai kažkas vertingo, bet vis tiek ne metalas. Metalas tai kasdien pasitaiko, bet oda tai čia visai kas kita. Varlytė. Apa. Varlytė šito durtuvo vokiško varlytė. Bet geriausios žinios yra tos, kad čia labai gerai skamba. Vat įdomu dabar pasitikrinti, kas ten giliau. Signalas geras, nu, kad durtuvas, aišku, būtų. Čia būtų nepakartojama, bet pažiūrėsim, kas iš tikrųjų ten yra. Ai, sūris, dieve ta mano. Bonas sūrelis vokiečių. Dar. Taip neblogas signalas, taip bandom. Taip. Matikutis. Nu ką, po ilgo laiko labai spalvotas, labai gražus signalas. Na, hebreitai, aliumą panašu. Gal gera linkmė. O vėl signalas. Nu, blemba, hebrytė, žinokit, vien tik aliumas. Oi, va, kniedės. Pasirodo, įtariu, kad sėkmė nenuvylė. Sėkmė nenuvylė manęs. Iš tikrųjų, tai nuojauta. Šiaip žiauriai daug laiko sugaišau. 3 valandas. O aš dar tik suradau tą poziciją. Bet dabar aplinkui dar prasišmoninom. Jeigu tikrai dar daugiau, tai viskas 100%. Čia bus kažkur to lėktuvų dingimo vieta. Всё, žinokit, radau tą vietą. Vat pasižiūrėkit dabar. Čia kažkokia ir duobė yra. Bet pasižiūrėkit aplinkui signalus. Klausykit. Visur pyta. Kažkokia tai dalis. Metaliniai. Smulkus lenda signalai. Smulkus va tokie va. Visokie. Degės aliumas. Tada šiaip metalas juodas. Dar negaliu pasakyti, kad čia tikrai lėktuvas. Nu tai ką, hebrytė, jom jau prasidėjo senai sezonas. Man dar tik tai dabar prasidėjo. Tai už tą sezono pradžią išgerkim. Und sveikatų. Nu tai va, noriu papasakoti greitai, dėl ko toksai planas yra, kad dabar filmuoju, dabar yra kovo mėnesis, pirmieji video pasileis tik tais gegužę. Tai labai strigdavo, visada strigdavo su video, su turiniu, kartais į mėnesį net po vieną nepavykdavo padaryti. Dabar noriu paimti viską stipriai, noriu pasistengti padaryti bent jau per mėnesį 4 serijas, kas savaitę, kad būtų. Tai dabar tikslas yra toks. Jūs tai pažiūrėkit, hebrytė.
čia tai nežinau. Kažkoks vamsdelis. Bet va čia, va, visur einant aliumas. Visur eina aliumas. Aš garantuotas esu, kad čia lėktuvas. Viską, kai surinksim į grūvą, pasižiūrėsim. Bet, nu, man tai čia žiauriai panašu. Aliumas. Spalva man tokia įtartina. Nu va, dar truputį prasibėgo, va tokių va aliumų dalių yra begalės. Ir faktas matosi, kad kniedyta. Va toks aliumas ant paviršiaus, švaresnis. O čia šitą radau ant paviršiaus. Kažkokia dalis. O čia kaip ir plokštės kažkokios. Medžių plokštė presuota buvus. Irgi kniedytas metalas. Tai va tokie va radiniai. Nežinau, sakykit savo nuomonę, kaip jūs manot, kokia jūsų nuomonė, ar čia gali būti lėktuvas ar negali, nes teorinė prasme tikrai čia šitos apylinkėse yra vienas nukritęs. Tai laukiu jūsų nuomonės. Žinau, kad mano draugų ekspertų tikrai yra, kurie taip pat renka ir kolekcionuoja aviacijos temą. Tai parašykit, pakomentuokit, bet iš tikrųjų pasakysiu nuoširdžiai, neįdomu. Žiauriai smulkų signalai, čia belenkos plotas yra jais paskleistas ir taip neįdomu juos rinkti, nes ten visur pypsi, bet ir tie smulkus. Jeigu būtų dideli, būtų kitaip, bet dabar tai toks, nu, šiek tiek kažkokio trūksta azarto. Tai faktai rodžiau, manyčiau, kad čia lėktuvas, bent jau aš tai manau. Ir einu tolyn, laikas spaudžia, temsta, dar noriu kažką vokiečių, kažką pėstininkų pakabinti, mažų pavyks. Tai judam chebrytę. Nu ir darbelių. Pasidariau aš čia gerai, bet nežinau, nenoriu prognozuoti. Man atrodo, kad kažkokia dėžė metaliniai. Kažkokia tai rankena, tai tikrai užčiopia. Nu va. Jau po truputį juda. O chebrytė. Turbūt ne šiaip savo MG pozicijas pasirinkau. O va. Prašau. Normaliai, ką? MG dėžutė. MG. Visiškai aklai. Realiai pasėmiau šitą vietą. Visiškai aklai. Jokio signalo, nieko. Prasikasiau ir viso. Signalas geras. Sakau, detektorius realiai nežinau kiek procentų. 15-20 procentų parodo. Jeigu jūs kasat karą, tai kas liečia apačioj, dugne, jūs neužfiksuosit su MD, tik tais spėjimo būdu. Stiklai pradeda lyst. Akivaizdus kareivių buvimas, akivaizdus. Aš atsiprašau vėl už emocijas. Oi, dieve, pasirodo tas aklas kasimas duotas sėkmės. Uvas. Ar pažįstat, chebratę? Ar pažįstat, kas čia? Absoliučios MG pozicijos, absoliutus radiniai. Sezono pradžia užskaityta 100%. Nu va. Tokia va. Toks va būgnas. Ir jis absoliučiai neturi jokių judančių dalių. Aišku, čia taip, kokybė prasta, faktas, viskas, kaip sakyti, žemė padaro savo. Tuščia bus, bet neįtikėtina. Neįtikėtina. Pavargau, žiauriai pavargau iš tikrųjų. Nemėgstamiausias darbas, bet būtinai reikalingas. Einu užsikas duobę. Nu ką, brangieji, saulė leidžias už kalnų, teletabiams jau vėlu. Taip kad iki kito pasimatymo, tikiuosi, kad iki kitos savaitės. Ir esu geriausia. Ate.
I got nightmares in my head, I fear